Rubriką Prie garažo remia uždaroji akcinė bendrovė Kredora. Šiandien rubrikoje Prie garažo susipažinsime su vokiečių koncerno Volkswagen naujausių kūrinių. Tai visiškai naujas, tačiau be abejonės tai Golf. Visgi pasakė, jog Golf yra vienas populiariausių automobilių pasaulyje, nesuklysime. Iki šiol Volkswagen visame pasaulyje pardavė beveik 30 milijonų automobilių ir nusileidžia tik Toyota Corolla ir Volkswagen F serijos pikapui. Pastarieji du modeliai yra peržengę 30 milijonų ribą, o Toyota Corolla per artimiausius kelis metus greičiausiai peržengs ir 40 milijonų. Tad nesuklysime pasakė, jog Golf yra vienas populiariausių automobilių pasaulyje ir pats populiariausias automobilis Europoje. Nuo pirmosios kartos modelio pasirodymo praėjo net 38 metai, tad logiškai mąstant Volkswagen inžinieriai kiekvienos kartos Golf kuria užsimerkia, nes ta pati ir truputėlį patobulinta formulė nuolatos veikia. Geras to pavyzdys yra 5-osios ir 6-osios kartos Golf modeliai, kurie yra labiau artimi 4-ajam, kuris prekyboje pasirodė dar 99-aisiais. Apart truputėlį patobulintos platformos, modernesnių agregatų ir nepriklausomos pakabos, daugelis pirkdavo daugiau nei 13 metų senumo kūrinį. Tačiau stiprėjant konkurencijai iš rytų ir pačios Europos, Volkswagen nusprendė imtis ryžtingų priemonių ir neleisti užimti karaliaus sosto. Darbai prasidėjo nuo naujos MQB platformos, kurią naudos visi Volkswagen Audi Group koncerno automobiliai. Sekantis žingsnis buvo truputėlį sunkesnis – sukurti patrauklesnės išvaizdos automobilį, dėl kurios Golf yra dažnai kritikuojamas bei peikiamas. Koks buvo trečiasis žingsnis – sukurti neįtikėtinai konkurencingą ir nuostabų šeimyninį hatchbacką bei sugrįžti prie pirmtakų koncepcijos. Charakteringas siluetas su ryškiu galiniu statramsčiu atrodo lyg nulietas. Beje, vos užmetę akį į galinį statramstį netruksite pastebėti panašumo su 4-osios kartos Golfu. Prailginta ratų bazė, trumpesnės kėbulo užlaidos ir tikslios linijos suteikia išvaizdai dinamiškumo, kuri yra nauja ir nesenstančiai elegantiška. Padidintas jo plotis ir žemesnis kėbulas teikia automobiliui galingesnę išvaizdą, modernesnės proporcijos ir mažesnis aukštis sukuria daugiau sportiškumo ir galios įspūdžio, o automobilio ilgis siekia 4,25 cm. Gamintojams pavyko sumažinti naujojo automobilio svorį 100 kg ir jis dabar sveria tiek, kiek prieš 15 metų pasirodęs modelis. Ką reiškia 100 kg mažesnis svoris? Tai ne tik geresnė dinamika ir valdymas. Mažesnis svoris leidžia sutaupyti trečdalį litro degalų. Skaičiuojant, kad per metus bus parduota apie 700 tūkstančių Golfų, vien dėl mažesnio svorio bus sutaupyta 31,5 milijono litrų degalų. Kaip pavyko sutaupyti? 23 kg kėbulo struktūra, 7 sėdynės, 2,7 oro kondicionavimo sistema, dar 400 gramų prietaisų skydas ir kiti iš pažiūros nedideli svorio sumažinimai. Įsėskime į automobilio vidų. Čia, kaip bebūtų keista, sulaukėme mažyčio, bet malonaus siurprizo. Pirmieji pastebėjimai – geresnės kokybės medžiagos. Lyg senesnio modelio BMW automobiliuose į vairuotoją pakreipta centrinė konsolė, labai patogi vairuotojo pozicija bei daugiau erdvės. Visgi labiausiai akys pakrypo į centrinėje konsolėje sumontuotą didelį lietimų jautrų ekraną, kuriame rodomi įvairiausi duomenys, pradedant navigaciją ir baigiant įvairiausiais automobilio nustatymais. Labai džiaugsmingai galime pasakyti, kad būnant Golf automobilio viduje nereikia sukti galvoje minties, kaip greičiau iš jo išlipti. Paprasta, bet jauku, šiuolaikiška bei praktiška. Apskritai visi prietaisai išdėstyti logiškai ir vokiškai tvarkingai, o interjero išplanavimas taip pat vertas pagirų. Nesvarbu, kur sėdėsite, ar priekyje, ar gale. Jausite, jog yra daugiau erdvės jūsų pečiams, alkūnėms ir keliams. Kartu su erdve keleiviams bagažinės tūris taip pat padidėjo nuo 350 iki 380 litrų. O nulenkus galinės sėdines bagažinės tūris padidėja iki 1270 litrų.
Testo metu išbandėme 4 cilindrų 1,6 litro širdį turinti Golfą, 77 kW ir 105 arklio galias išvystančiam septintukui dinamiškumo ir sportiškumo gali pavydėti ko gero kiekvienas šio segmento automobilis. Variklis suderintas su 5 laipsnių pavarų dėže. Sunku patikėti, kad gamintojas vidutinės degalų sąnaudas 100 km deklaruoja esančias vos 3,8 litro. Golfas ekonomiškas, o tuo pačiu ir ekologiškas. Euro 5 standartus atitinkantis variklis per vieną nuvažiuotą kilometrą į aplinką išmeta vos 99 gramus CO2. 7-osios kartos Golf jau sulaukė ir apdovanojimų. Automobilis Lietuvoje išrinktas metų automobiliu, o taip pat sulaukė ekspertų palankumo ir Europoje. Taigi mūsų verdiktas apie naująjį Golfą toks. Svarbiausia, kad 7-os kartos Golf nenuskriaudžia nei šeimyninio, nei sportiško važiavimo mėgėjų ir leidžia už priimtiną kainą mėgautis itin kokybišką salono apdaila. Tegyvuoja vokiška kokybė. Rubrika Prie garažo remia uždaroji akcinė bendrovė Kredora.